Taigi sveiki visi, su jumis aš Scorpex ir šiandien mes žaisim MC Kingdom ir jo praėjo tikrai netrumpa pertrauka, tai kokie 2-3 mėnesiai čia nuo paskutinio video. Jo, sorry, kad tiek ilgai nekėliau, bet turbūt niekam neįdomu. Vis tiek čia nieks nelaukėt, nes tik nieks man čia nežiūrė. Bet jo, biškį tingėjau ir dabar tikriausiai vėl pradėsiu filmuoti, nes atėjo vasara, atostogos ir jo, viskas fainai. Visai neseniai vakar pasistačiau šitą dalyką, tai čia Cow ferma, karvių ferma. Ir kaip matot, pakol kas tik vienas spawneris, man atrodo dėsiu iš vis gal 8 gerai būtų. Ir jo, manau būtų gerai parodyti, kas ten viršų yra. Tai spawneriai yra turėtų būti va šitie stone blokai. Kaip matot, kadangi aš neturiu tiek daug spawnerių, tai padėjau, kad galėtų tie repeateriai būt. Ir jo, karvės atsispawnina ant grass bloko, užlipa ant flash'o plate, flash'o plate'as aktyvuoja repeaterį ir repeateris aktyvuoja pistoną per šitą bloką. Tas blokas būtinai turi būti. Ir pistonas pastumia šitos blokus ir karvė nuleka į lavą. Ir jos dropą surenka šitie hoperiai ir gaunam iškeptą mėsytę, kurią galim parduoti už tikrai nemažai pinigėlių. Jo, štai kaip viskas čia veikia. Tik jo, labai mažai spawnų pakokas turiu. Kas nusipirkčiau. Susitaupysi. Ir jo, šiandien aš norėčiau turbūt biškį pagražinti šitą vietą, nes kaip matot, čia visokie staunai, andesaitai, dioritai ir jo, visokios uolienos, kitaip sakant. Ir jo, manau, susiruošiu blokus ir galėsim kažką čia pakoreguoti ir pagražinti. Jo, susimatysim už sekundės. Jo, taigi susiradau savo blokų, orange clay, molio biškį.
Tai jo, viskas čia jau baigiau, kaip matot, pastačiau 2 karvių galvas, jo, pačios iš interneto susiradau. Jo, viskas iš šitų blokų ir lubas ir viskas jau. Jokių ten blokų iš keivų nesimato, išskyrus šituos, kurie jau fermai reikalingi ir jo. Čia dar padariau liftą tokį, pavyzdžiui, parašai lift up ir viršui padarai lygiai tokį patį, tik lift down ir jas gali sulinkinti ir taip. Ir jo, gali naudot. Tai, jo, visi mato. Armoras. Ir jo, ačiū, kad žiūrėjote šitą video, tikiuosi patiko. Jei taip ir buvo, negailėkite like ir subscribe. Ir jo, pasimatysime kitame video.